Kelionės jūromis su baltasparne jachta tai ne tik sportas, poilsis, nuotykiai, bet ir nepakartojamas pažinimo džiaugsmas. O kuris iš mūsų nenori, ar bent jau nesvajoja, pamatyti naujus kraštus. Šiandien mes jūs kviečiame kartu su Marinus klubo nariais ir jachta Audra pakeliauti Švedijos žydrąją juostą. Taip neretai vadinama upių, ežerų ir dirbtinių kanalų sistema, jungianti Šiaurės ir Baltijos jūras. Tai vienas seniausių ir ilgiausių vandens kelių Skandinavijoje. Göteborgas, į kurį mes dabar plaukiame, tai savotiški tos žydrosios juostos paradiniai vartai. Tiesa, jie gana siauroki. Farvateris, vedantis į Göteborgo uostą, vingiuoja tarp daugybės mažų salelių ir vos kyšančių iš vandens uolų. Audringų orų, o kaip tik tokie orai mus čia ir užklupo, nelabai jauku tarp jų laviruoti. Pasijusti saugiau mums padėjo atsitiktinumas. Tai buvo netikėtai pasirodęs į uostą plaukiantis didžiulis keleivinis keltas. Laikydamasi jo kilvateryje, mūsų jachta be nuotykių prasmuko pro grėsmingus uosto vartus. Pabėgome iš jūros pačiu laiku, nes netrukus vėjas dar labiau susmarkėjo. Taip atrodo antras pagal dydį Švedijos miestas atvykstantiems iš jūros. Abipus kanalo vedančio šalies gilumon išsidėstę konteinerių terminalai, naftos saugyklos, dokai, kranai, jūrinių organizacijų administraciniai pastatai. Švedai tvirtina, kad Göteborgas yra didžiausias jūrų uostas ne tik jų šalyje, bet ir visoje Skandinavijoje. Per metus čia apsilanko daugiau kaip 11 000 laivų ir apdorojama apie 30 milijonų tonų įvairiausių krovinių. Ko tikrai galima pavydėti Göteborgui, tai jo marinistikos centro, kuris nuolatos augdamas veikia jau 10 metų. Kitose savo laidose papasakosime apie jį plačiau. O dabar tik atkreipsime dėmesį į tai, kad jis įsikūręs, kaip rašoma turistams skirtame leidinyje, pačiame miesto centre ir yra Göteborgo širdis. Solidžią šios širdies dalį užima jacht klubas. Sprendžiant iš vėliavų, čia svečiuojasi buriuotojai iš visos Europos ir netgi iš Amerikos. Dauguma jų, kaip ir mes, rengiasi plaukti per Švediją jos žydraisiais keliais. Čia galima apsirūpinti kelionei reikalingais žemėlapiais ir visokiais jachtos reikmenimis, buriuotojiška apranga. Mūsų kelionė kanalais per pietinę Švedijos dalį prasidėjo rūko rago pūtimu. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas per visą plaukimą nuo Klaipėdos iki Klaipėdos, kai mums prireikė šito technikos amžiuje retai bevartojamo instrumento. Bet tai buvo vienintelė priemonė, galinti atkreipti tilto prižiūrėtojų dėmesį, kad jie pakeltų tiltą. Nors jis netoks jau žemas, 19,5 metro, tačiau mūsų jachtos stiebas dar aukštesnis, beveik 21 metras. Kol mus išgirdo ir pastebėjo, sustabdė eismą tiltų, praėjo nemažai laiko.
Mes jau buvome bepradėtą įtarti, kad jachtklubo budintysis, pataręs pūsti ragą, bus iš mūsų pasišaipęs. Bet štai, pagaliau, kelias laisvas. Pirmoji Švedijos žydrosios juostos atkarpa turi oficialų Trollhätteno kanalo vardą. Jo ilgis 82 kilometrai. Tai labai senas tradicijas turintis vidaus vandens kelias. Kaip teigia kronikos, 1064 metų vasarą Norvegijos karalius Haraldas čia praplaukė su 60 savo karo laivų. Tada tai buvo paprasčiausia upė Göta, iš kurios savo vardą kildina dabartinis Göteborgas. Mintis įrengti šliuzus ir sujungti sparčiai augantį Göteborgo uostą su kraštų gilumos provincijomis švedams kilo dar 16 šimtmetyje. Tačiau ši idėja buvo pradėta įgyvendinti tik 1800 metais. Nuo tų laikų čia, aišku, viskas pasikeitė. Dabar tai gana platus kanalas, kuriuo laisvai plaukioja jūriniai laivai. Nors greitis čia ribojamas 5 mazgais, tačiau galima plaukti dieną naktį. Tikriausiai jau pastebėjote abipus kanalo įrengtus navigacinius kelio ženklus. Naktį jie apšviečia kanalą kaip kokį prospektą. Dar vienas tiltas. Tik šį kartą jis iškilęs nuo vandens paviršiaus į 47 metrų aukštį. Tai pats aukščiausias tiltas, pasitaikęs mūsų kelyje. Iš viso šioje kelionėje mums teko praplaukti pro 53 įvairių konstrukcijų tiltus. Tik po keliais mes sėkmingai pralindome, nors kartais ir su virpančia širdimi stebėjome stiebo viršūnę, užklius ar neužklius. O visus kitus reikėjo pakelti arba pasukti. Kad nebereikėtų grįžti prie to paties, siūlome iš karto pasižiūrėti, su kokiais tiltais mums teko turėti reikalų. Beveik visi jie valdomi iš centralizuotų pultų. Laivų judėjimą tiltų prieigose stebi televizijos kameros ir vaizdą perduoda į centrinius pultus. Pagaliau, pirmasis šliuzas mūsų kelyje. Tai Lilla Edet, pats seniausias šliuzas Švedijoje, statytas dar 1607 metais. Jis mus kilstelėjo aukštin per 6 metrus ir 40 centimetrų. O už 10 kilometrų mažus ir didelius laivus pasitinka jau ištisas kompleksas šliuzų. Tai Trollhättenas, davęs vardą visam kanalui nuo Göteborgo iki didžiausio Švedijos ežero Venerno. Greitai bus jau 200 metų, kai žmonės pragraužė šiuos akmens kalnus ir įrengė šiuos šliuzus.
kurie padeda laivams, plaukiantiems į krašto gilumą, palypėti aukštin vos ne 40 metrų. Anksčiau šliuzo vartus jų prižiūrėtojams tekdavo darinėti rankomis. Štai taip, kaip matote toje skulptūroje, skirtoje senosios kartos šliuzininkų atminimui. Dabar čia viską atlieka moderni technika. Tikriausiai bus įdomu sužinoti, kad vieno šliuzo kameroje telpa nuo 8 iki 12 tūkstančių kubinių metrų vandens. Tad nieko stebėtino, kad čia šalia nedidelių jachtų galima matyti ir krovininius jūrų laivus. Šiandien Trollhätteno kanalu gali plaukioti 4000 tonų keliamosios galios laivai, kurių ilgis nedaugiau 90 metrų, plotis 13,5 metro, o grimzlė neviršyje 5 metrų 40 centimetrų. Pasidomėję sužinojome, kad per metus šiuo kanalu pervežama apie 3,5 milijonų tonų įvairiausių prekių. Keistas dalykas. Švedijoje, kur yra nemažai palyginti gerų automobilinių kelių, išvystytas geležinkelių tinklas, kažkodėl nemiršta laivyba vidaus vandens keliais. O mūsų pagrindinė žydroji magistralė Nemunas, atrodo, jau baigia išleisti paskutinį kvapą. Beje, nuo 1974 metų laivyba Trollhätteno kanale vyksta ir žiemą. Prasiskyrė paskutinis Trollhätteno tiltas ir mes atsidūrėme sparčiai tamsos gaubiamame Venerno ežere. Atrodo, kas čia tokio, kad ir naktį, perplaukti su jachta ežerą. Bet beskubėdami, mes visai netkreipėme dėmesio į tai, kad tas ežeras beveik 4 kartus didesnis už mūsų Kuršių marias, pilnas prisėtas povandeninių uolų ir seklumų. Tik rytui išaušus pamatėme, kokiose vandens platybėse mes klajojome be jūrlapio. O kitoje ežero pusėje, užėję į vietos kraštotyros muziejų, netaiktelėjome. Paaiškėjo, kad 5,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų turintis Venerno ežeras labai klastingas, o jo aukų skaičių nėra galo. Mums tiesiog pasisekė, kad naktį, kai mes klaidžiojame po ežerą, neįsismarkavo vėjas. Sjotorpe prasideda kita Švedijos žydrosios juostos atkarpa, kuri visos Europos vandens turizmo mėgėjams ir šiaip gamtos mylėtojams geriau žinoma Getos kanalo pavadinimu. Čia tiek daug nuostabių viena už kitą gražesnių vietų, kad sunku kurią nors jų labiau išskirti. Kol jūs grožitės šiais vaizdais, mes priminsime, kad 190 km ilgio Getos kanalas
yra 3 kartus ilgesnis už Kylio ir Panamos kanalus ir beveik 100 mečių už juos senesnis. Jis buvo pradėtas statyti siekiant ekonominių ir karinių tikslų, tačiau ilgainiui prarado savo strateginę reikšmę. Dabar tai yra grinai turistinis pramoginis vandens kelias. Bet jis labai gyvas. Per sezoną Getos kanalu praplaukia daugiau kaip 6000 jachtų ir katerių, neskaitant organizuotus turistus vežiojančių laivų. Vienam tokių laivų, Kungsverker, vadovauja senas jūrų vilkas Anders Manson, su kuriuo mes susipažinome Motaloje. Greitai surasti bendrą kalbą mums padėjo tai, kad ponas Manson, anksčiau, kai dar plaukiojo prekybiniais jūrų laivais, ne kartą lankėsi Klaipėdoje ir Lietuva jam nėra kokia nors terra incognita. Kungsverker Canal Cruiser passenger ship in Motala, the capital of Göta Kanal. There's everything concentrated in one place. Jo laivas, The head office. priėmęs pusšimtį turistų, 4 dienas neskubėdamas plaukioja Getos kanalu tarp Veterno ir Borano ežerų. Dažnai sustoja gražesnėse vietose, kad poilsiautojai galėtų pasimėgauti puikiu kraštovaizdžiu. Beje, laive nėra nei televizoriaus, nei radio, tad niekas netrikdo idiliškos ramybės. That was carried out between the years 1810 and 1832, and it's the biggest project ever carried out in Sweden. Kanale laivų greitis ribojamas nedaugiau 5 mazgų arba beveik 10 km per valandą. Norint juo plaukti, pirmiausia reikia sumokėti mokestį, kuris priklauso nuo laivo ilgio. Pavyzdžiui, 13 metrų ilgio audrai tai kainavo 3250 švediškų kronų. Kanalas turi 15 svečių krantinių, kuriuose turistai gali nemokamai stovėti po 5 dienas. Visur kitur privati valda, tad nesustosi, kur norėdamas. Šliuzų prižiūrėtojais čia dirba daugiausiai jauni žmonės, tarp kurių, ko gero, vyrauja merginos. 23 metų Jenny Larsen jau 2 metai dirba Getos kanale. Ji gyvena netolimame kaimelyje ir į darbą važinėja savo automobiliu. Mergina šiuo darbu per daug nesižavi, bet kol kas nesiruošia jo mesti. Čia ją tenkina tai, kad savaitę išdirbus, kitą galima skirti savo reikalams. Šliuzų prižiūrėtojų darbas nėra sunkus. Pakanka tik nesumaišyti elektros jungiklių. Keletą šliuzų palikti su sena įranga, kad turistai turėtų progos patys pasidarbuoti. Getos kanalas vingiuoja pro daugelį miestelių ir senovinių pilių. Beveik kiekviename jų yra muziejai. Ir tokie, kokių niekur kitur nepamatysi. Štai Karlsburgo pilies muziejuje yra įsikūręs didžiulis husarų leibgvardijos muziejus. Čia surinkta, galima sakyti, visa švedų kavalerijos gyvuojančios jau 1500 metų istorija.
Vos ne visas tuzinas įvairiausių muziejų yra Motalos miestelyje. Iš jų vienas įdomiausių – automobilių. Prisiekę automėgėjai jame turėtų alpėti. Erdviuose muziejaus salėse rikiuojasi daugiau kaip 100 įvairiausių lengvųjų automobilių, kurie savo laiku garsėjo visame pasaulyje. Kaip mums sakė muziejaus darbuotojai, beveik visi jie, net pagaminti vos ne prieš 100 metų, galėtų nors ir šiandien išriedėti į kelius. Siūlytume jums užsukti ir į Getos kanalo muziejų. Jame eksponuojami dokumentai liudija, kad pirmieji statybos darbai prasidėjo 1810 metais. Kanalas buvo statomas 23 metus, o iš viso šioje statyboje dirbo apie 60 000 švedų kareivių ir samdytų asmenų, o taip pat nemažai rusų karo belaisvių. Darbams vadovavo šio kanalo sumanytojas buvęs laivyno karininkas Balceris von Platinas. Šiais metais sukako 175 metai, kai Švedijos ir Norvegijos karalius Karlas XIV Gaistorpe iškilmingai atidarė Getos kanalą. Tam įvykiui atminti čia buvo pastatytas šis gana kuklus obeliskas. Beje, čia yra ir pati aukščiausia kanalo vieta. Laivai toje kanalo atkarpoje plaukia 91,8 metro aukštyje virš jūros lygio. Po Getos kanalu praeina 2 akviadukai. Vienas jų – tai naujas valstybinės reikšmės kelias tarp Motalos ir Linköpingo. Pagaliau ir paskutinis Švedijos žydrosios juostos punktas – nedidelė gyvenvietė Mem. Toliau jau Baltijos jūra, kelias į namus. Ko gero, tokių diplomų, išskyrus mus, Lietuvoje dar niekas neturi. Šie elegantiški vardiniai dokumentai liudija, kad mes tikrai perplaukėme per visą Getos kanalą, įveikėme 58 šliuzus ir daugiau kaip 100 tiltų. Buvome su savo jachta pačiame Švedijos viduryje pakilę į 91 metro ir 80 centimetrų aukštį virš jūros lygio.